Hipnozė. Hipnozė yra įrankis naudoti pasąmonės galią. Taip mes naudojamės pasąmonės galią ir tampame kūrėjų. Tampame tuo, kom esame. Ir viskas kuriasi iš tikrųjų 95% iš pasąmonės ir 5% iš proto. Tai reiškia, jeigu mes norime kažko, tai čia prote būti laimingi, būti mylimais, būti graži figūra ir visa kita. Bet pasąmonė yra visai kita programa, tai susikerta ir ateina panikos atakos, depresijos, ateina lygos ir visa kita. Ir tai yra 3 požymiai, kada reikia valyti pasąmonę. Kada reikia valyti pasąmonę? Pirmiausia, kai jau ateina lygos, reiškia, reikia eiti pasąmonę. Antra, kai yra panikos atakos, stresas, depresijos, jau reikia valyti lygą. Ir jeigu trečia, jeigu jūs visiškai jaučiatės nelaimingi, jaučiatės nenorintis čia jau gyventi, jaučiatės trūkume, monotonijai, tarpsme, eina, dirba, daro tą patį per tą patį, nusibosta tiesiog gyventi, tiesiog nebeįdomu, jau kažkas irgi yra ne taip. Ir todėl mes einame į pasąmonę ir tiesiog kaip dirva, jinai kaip dirva, tiesiog pradedam išraudinėti, ištraukinėti, išravėti ją, ištraukinėti tokias kaip dilgėlės, kaip išravėti ir palikti gražų plyną lauką naujoms sėklom, naujiems dalykams, tai, ko mes iš tikrųjų norime gyvenime. Ir tą mes sėjame. Tai mes darome būtent. Yra keli dalykai, yra keli variantai, aišku, kaip galima tai daryti. Čia mes darome su hipnoze. Su hipnoze tai yra tikrai labai greitai, labai efektyviai, patikrintai, moksliškai įrodyta, kad tai veikia puikiai. Ir su hipnoze mes tiesiog programuojame pasąmonę, tai yra mūsų gyvenimą programuojam 95% per tenais. Ir žmonės pradeda busti, pabudinėti ir tai jau nebėra keista, kad tai yra hipnozė, yra pasąmonė, kažkas veikia, energijos. Tai yra jau normalu, tai nereikia įrodinėti, ar tai veikia, ar tai neveikia, tai ir taip aišku visiems, kad veikia. Esmė yra išmokti tuom naudotis, išmokti tuo įrankiu naudotis ir iš tikrųjų naudotis tuo, kuo mes esame, tiesiog išmokti naudotis hipnozės įrankiu. Yra kursas, dabar ciklas 13 žingsnių, kuris apima visą žmogų, kaip prieiti prie turto. Tai yra medituok ir būk turtingas. Tai reiškia, kad kai sakau, kad tai yra turtingas, tai nereiškia, kad tai tik tai pinigai. Tai yra ir laimė, ir džiaugsmas, sėkmė, būti tinkamoje vietoje, tinkamu metu, turėti intuiciją. Intuicija labai svarbi. Tas 6 pojūtis. Taip pat seksualinė energija, kuri duoda kūrybą mums, kurią galima transformuoti vėl, ją džiaugtis ir ją naudotis, būti šitame gyvenime su visais šitais dalykais. Taip pat pasąmonės galia, proto įdarbinimas, ne tai, kad mes proto klausom, bet mums padeda protas gyventi, kad protas mūsų klauso. Tai viskas yra apie tai ir šitas 13 ciklų kursas, jisai nėra nukritęs taip pat iš dangaus. Iš tikrųjų inspiracija buvo iš klasikinės, absoliučiai paprastos klasikinės knygos Napoleon Hill, kur yra milijoniniais tiražais parduota ir toliau parsiduoda geriausias bestselleris. Ir tenais buvo tirta ir ten buvo naudota būtent Henry Ford, Edisonas, Rockefeller ir daug lyderių, kurie iš tikrųjų naudojosi ta pasąmonės galia ir tais 13 žingsnių. Ir jie yra klasikiniai. Ir anksčiau jie buvo, ir po to jie buvo, ir dar bus, ir visą laiką tie patys vis tas pats atsisuka. Todėl vien skaityti knygą ir protu tai suvokti yra vienas dalykas, bet tai suvokti su pasąmonė ir kiekvieną tą žingsnį įdėti į pasąmonę ir iš tikrųjų turėti, užprogramuoti, tai yra tiesiog tobula. Užtvirtinta 100% sėkmė ir turtas ir džiaugsmas ir laimė.